Sveiki žiūrovai ir svečiai. Šiandien gaminsime mini picas. Labai skanias. Čia turim kumpį virtą, svogūną, pomidorą, truputį salotų smulkiai supjausiai įdėsim, mozzarellos sūrį, majonezą ir kečupą. Čia jau viską susipjaustėm. Sūris paruoštas, svogūniukai smulkiai, salotykį mūsų smulkiai. Čia turim tokį prieskonių mišinį. Dedam. Na, o čia pasidarysim geriamą jogurtą prie mūsų mini picų. Čia turim braškių. Įdėsim cukraus. Įdėsim biškį rūgštelės. O taip. Ir įpilsim biškį paskui vanilės ekstraktą. Dabar viską sutrinam į vieną masę. Dabar galim įpilti ekstrakto vanilės. Na jau pilnom šaltą pieną. Rūgštelė mums pieną sutrauks ir bus geriamas jogurtas. Nu, gavas tirštas. Nu, pradėsim nuo majonezo. Apsidėm su majonezu. Daug netepsim, yra daug dalykų. Nu va. Dabar dėsim svogūnus. Ir salotas. Ir pradžiu dar užpilsim biškį kečupą. Na va, barstom sūrį. Ant 10 minučių ir orkėlį 180 laipsnių. Nu va, mūsų mini picos jau iškepė. Galima dėti lėkštes. O tai prisipilsim naminio geriamo jogurto. Visi prie stalo, visiems skanaus, žiūrėkit, kas čia gavas. Ir iki sekančio.